randatės mūsų įmonėje Danspin. Lietuva turi savo simbolį vytį, o mes galim pasididžiuoti, kad mes turim avytį. Avytis yra todėl, kad avis tai kaip simbolis tos žaliavos medžiagos, kurią mes naudojam savo gamybai. Tai būtent vilna, kurią augina avis. Ir turim Lietuvos karžygį, tai tą darbuotoją, kuris bėga į priekį visą laiką. Ir turim dar Danijos riterį, kuris iškėlęs vėliavą aukštai laiko ir visas pasaulis žino, kas mes esam tokie Danspin. Mes esam verpimo fabrikas, kuris gamina verpalus iš natūralios avies vilnų. Ir šitie verpalai toliau yra naudojami kilimų pramonėje. Tai yra viena didžiausių pasaulyje savo srities įmonių. Mes gaminam verpalus, kurie yra skirti tik kilimam. Šitie kilimai yra tiesiami nuo namų ūkių iki kruizinių laivų, lėktuvų, viešbučių tinklų, sporto, laisvalaikio centrų. Mes dieną perdirbam vilną, kuri yra nukerpama maždaug nuo 12–15 tūkstančių avių. Kadangi dirbame 24 valandas per parą, yra nenutrūkstamas gamybos procesas. Tai vienas iš pagrindinių resursų, kuriuos naudojame, išteklių yra elektros energija. Elektros energijos naudojame tikrai pakankamai daug, apie 13 milijonų megavatvalandžių į metus. Ir mums labai svarbu, iš kur gaunama būtent šitą energiją. Ir vienas iš tų projektų, kuriuos mes neseniai gyvendinome, tai yra būtent saulės elektrinė, kurią mes susimontavome ant savo pastatų gamybinių stogų. Projektas buvo gana sudėtingas, didelis, buvo suspaustas į gana tokius siaurus laiko rėmus. Tai labai džiaugiamės, kad būtent pasirinkom kaip rangovą Energija Futura kompaniją, kuri tikrai parodė, kad sugeba ir gali gerai dirbti. Jie vykdė projektą laiku, kokybiškai ir galim tik tai pasidžiaugti, kad šiandieną mes jau galime naudotis energiją, kurią teikia mums saulutė. Stengiamės, kad mūsų produktai taipogi būtų žali ir būtų tvarūs. Mes apart to, kad gaminam kilimus, kad rūpinamės gamybą, mes taipogi rūpinamės, kad tie žmonės, kurie pas mus dirba, kad jie čia gerai jaustųsi, kad jie jaustųsi gerai mūsų rajone, savo bendruomenėse, dėl to skatiname įvairias iniciatyvas. Visi įsivaizduoja, kad vilna tai yra tokia balta, juoda, pilka ir viskas. Bet vilnos yra tiek rūšių. Čia yra mūsų spintos, kur mes tiesiog žiūrim, ar mes pataikėm spalvą ar ne. Įvairiais laikais yra gamintas tas pats produktas, jūs matote, jie truputį ten niuansų turi, tai mes turim teisę, turim tą galimybę truputį nukrypti nuo standartų, bet iš esmės ta maišelė laikomas standartas, koks jisai privalo būti. Ir mes kiekvieną kartą pradėję gaminti produktą turim įsitikinti, kad tikrai mes pataikėt, kad teisinga receptūra ir kad gavosi ta spalva, kurią mūsų sakė klientai. Čia kaip pavyzdys, ten yra tunelis požeminis, tuo požeminiu tuneliu atvažiuoja tos kipos, įsikrauna čia, nes žaliavos sandėlius ir patį maišymo ceką mes turim ten už 60 metrų, tai mes po žemę atitransportuojam čia jau, kad tiesiai prie mašinų būtų. Kitose vietose, kai kur yra tiesiog su autokrautuvais privežama. Kiek čia yra visokių komponentų, kiek skirtingų yra spalvų, verpalų pridėta, tam, kad tu galų gale gautum tą jau siūlą, kurį mes ten žiūrim, tam tikro tono, tam tikros spalvos, tam tikros struktūrumo, tam tikros faktūros. Yra čia padarytas vilnos mišinys. Tai vilnos mišinys, matom, yra išpurentas, sumaišyta, bet tiesiog jau jisai yra paruoštas karšimui. Bet jeigu žiūrim, tai visi plaukeliai dar yra susivėlę. Mums reikia ką padaryti. Mums reikia juos sulygiagretinti, iškaršti, išpurenti. Tai karšimo procesas jis daugiau susijęs būtent su to išpurenimu. Privežam, kraunam ir toliau paskui važiuojam. Nes tam, kad tu gautum kitam gale vienodą gražų verpalą, reikia, kad visada patektų tas pats kiekis vienodas į mašiną. Vienodų greičių ir vienodas kiekis, vienodas svoris. Tai galima matuoti svorį arba galima matuoti tankumą. Tai mes matuojam tankį. Kaip vyksta pats tas karšimo procesas. Matot, tas pagrindinis didelis cilindras vadinasi tamburu. Jis sukasi labai dideliu greičiu, o tie mažesni cilindrai yra darbininkai. Jie pluoštą vagia nuo cilindro pagrindinio ir yra darbininkai, kurie jau vagia nuo darbininko ir vėl grąžina ant pagrindinio cilindro. Ateina jau iššukuotos vilnos paklodę, patenka tarp tų dirželių ir, kaip sakiau, tada suplėšoma juostelė. Tai va tos juostelės, kai susiplėšo, jos patenka į rankovės guminės. Guminės rankovės jos sukasi ir šitai, bet kartu dar trina. Ir sutrina tą dirželį į gražų vamsdelį, į tą būtent pusvertą. Tai va čia iš verptuvo, ką gaunam, tai gaunam tą pradinę šeivą, kur yra mūsų tas verpaliukas, kurį mes pagaminom. Ir jį toliau
valom, valymui naudojamas yra šitos valymo mašinos ir patikrinam, kiekvienas siūlas yra 100% praleidžiamas pro tokias optinius daviklius, kurie mato siūlo storį, defektus ir jeigu netitinka parametrų, iškepa vėl suriša, kad būtų 100% teisingai. Čia va sruogas, kai gaminamos yra, nes būtent šitose sruogose yra dažoma. Yra kabinama, merkiama į dažus jau, ir vėl iš jų persukama iš sruogų atgal. Tam tunelį yra apie 115 laipsnių temperatūra ir yra apie 1 atmosferą slėgį. Mes visus tos siūliukus surenkam į tokią sruogą, išklojam ant transporterių, paleidžiam į vidų, sudrėkinam, tada patenka į garo tą jau vamzdį, perina per tą garo vamzdį, išeina atgal, yra išdžiovinamas ir vėl atgal. Va tas siūlas, kur eina į šitą pusę, jis perėja savo kelionę visą per tuos tunelius, va čia grįžta atgal. Sugrįžta atgal, tada jas įsiskirsto ir vėl susukami atgal į tas sritis, kokios yra reikalingos užsakovui. Kai daro kilimą, tai kaip kilimą daro? Yra pagrindas kilimo ir įaudžia kilpeles. Tai va iš tų kilpelių ir susidaro kilimas. Ir kuo jas arčiau vieną kitos statai ir turi tavo kilimą.